greičio ruožas 10 sekundžių. Per praėjusį 2013 metų sezoną įveikėme daugybę lenktyninių kilometrų Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje ir Rusijoje. Nors negalime sakyti, kad metai buvo labai sėkmingi, šiemet persekiojo aibė techninių nesklandumų ir net keli gaisrai, tačiau sezono uždangai nusileidus ir suskaičiavus tai, ką uždirbome, didžiuotis turime kuo. Mūsų rėmėjų ir fanų vėliavos šiemet plevėsavo 8 Lietuvos ralio atviro čempionato etapuose Lietuvoje, Latvijoje ir Lenkijoje. 3 Lietuvos ralio sprinto čempionato etapuose, 3 iš 5 Lietuvos žiedinių lenktynių atviro čempionato susitikimuose, 2 Lietuvos mini žiedo pirmenybių etapuose. Žinoma, nebuvo praleistos ir 1000 km lenktynės, vienas iš ilgų nuotolių čempionato etapų. Daugybė žiūrovų akių Bauer Racing ralio ekipažas džiugino Maskvoje Rally Masters Show lenktynių metu bei Kauno Žalgirio arenoje Asfa Motor Show automobilių fiestoje. Nors mūsų darbas kartais primena Sizifo triūsą, tačiau sezonas baigėsi tik sulig paskutiniu trasos metru. Todėl mechanikų, komandos vadovų ir bičiulių palaikomi, po kiekvieno kritimo kėlėmės ir vėl ėjome į priekį. Net nepajutę, kaip greit pralėkė dar vieni metai, dabar su pasididžiavimu galime save vadinti Lietuvos atviro ralio čempionato nugalėtojais 3 automobilių įskaitoje. Taip pat buvome greičiausi Lietuvos ralio sprinto čempionato klasėje AVD. Čempionų titulas komandai atiteko ir Lietuvos žiedinių lenktynių atviro čempionato klasėje Open. Verta paminėti, jog pelnėme ir NES, Šiaurės Europos zonos šalių ralio čempionato vicečempionų vardą. Mini žiedo pirmenybėms bei ilgų distancijų ištvermės lenktynėms šiemet dėmesio skyrėme šiek tiek mažiau, tad rezultatais šių lenktynių serijose pasigirti negalime. Tiesa, kai pagalvoji, 4 aukščiausi titulai per metus, tai pasiekimas, kurį norint įkasti reikia daug patirties ir užsispyrimo. Atskaitos tašku šiemet galime vadinti sausio 19-ąją, kai Žemaitijoje Viekšniuose savaitę prieš garsųjį Winter-ralį buvo duotas startas pirmajam Lietuvos ralio sprinto čempionato etapui, kuris kartu simbolizavo ir naujojo sezono pradžią. Tai beje buvo ir pirmas rimtas automobilio bandymas po žiemos modernizacijų. Automobilis įgavo svorio tiesioginė žodžio prasme ir teko prie jo pratintis. Labai fainai, iš tikrųjų, labai stipriai padirbėjom su Tomu, kaip ekipažas, padarėm savo gerą treniruotę. Ir gavosi kaip ir fainos labai lenktynės, ir su Vytu teko pakovoti normaliai. Tai kaip sakant, rezultatę turime gerą treniruotę ir gerą pasiruošimą Winteriui ir rezultatą gerą. Automobilių patenkinti, reguliavimų, kai kurių atlikom, kurių norėjom sužinoti, kaip visas vyksta, viskas yra super. Taip, kad mes džiaugiamės su Tomu. Šiemet Ramūno ir Tomo ekipažas startavo 3 ralio sprinto etapuose iš 5, 2 syk Viekšnių apylinkėse ir kartą Utenoje. Beje, AVD klasės čempionų vardą Čepkauskas Racing ekipa pelnė nelaimėjusi nei vieno etapo. Stabilaus važiavimo taktikos dėka pelnius 2 antras ir 1 trečia pozicijas etapuose galutinėje metų rikiuotėje ties Ramūno Čepkausko, Tomo Šipkausko pavardėmis buvo susumuotas didžiausias uždirbtų taškų skaičius. Visi ralio sprinto etapai apsiėjo be incidentų ar techninių gedimų, neskaitant smulkių uždegimo problemų finalinėme etape. Ramūno Čepkausko ir Tomo Šipkausko ekipažui surimtėti ir susikaupti laikas atėjo kartu su pirmųjų Lietuvos ralio čempionato etapu legendiniu Winter-ralį Utenoje. Nors pradžioje pavyko parodyti vienus geriausių rezultatų bendroje įskaitoje, tačiau ekipažas ir mechanikai šįsyk iškart gavo šaltą dušą. Jau pirmame GR iš Mitsubišio variklio skyriaus pasirodė atvira liepsna, o raliui įpusėjus ekipažas grįžo ant 3 ratų su nusuktu galinės ašies reduktorium. Pradžioje važiavosi labai gerai, pirmam greičio ruože turėjom nesklandumų, nukrito oro filtro plasmasė, ant kolektoriaus užsidegė ir degėm atvirą ugnim. Tai pirmam greičio ruože norėjom jau šokti iš mašinos,
kad patys įsigelbėtumėm ir kad mašiną gesint, bet nukrito, ta plasmasė sudegė ir nukrito ir finišavom, kaip sakant, dūmuose, bet finišavom. 6 greičio ruože starte subirėjo, kažkas pakabojo galiniai, ar reduktorius, ar kas dar nežinom priežasties ir visą greičio ruožą pravažiavom nefunkcionuojant mašinai pilnai ir prieš galą nupjovė smeigės ir pametėm ratą galinį. Tai ratas kažkur tai liko laukuose ir finišavom be galinio rato. Taip, streso ralyje buvo daug. Netekau dar daugiau savo plaukų. Po finišo juokavo Ramūnas. Kai problemų turėjome rimtų ir nemažai, rezultatas viršijo visus lūkesčius. 2013 Holsvinter ralyje puikiai fanams pažįstama Evo 9 sugebėjo prisiirti iki 6 vietos bendroje įskaitoje ir pelnė svarbiausius 1 vietos taškus 3 automobilių įskaitoje. Tai buvo labai sudėtinga situacija. Mano šaunus mechanikai iš tikrųjų padarė maksimum, per pusę valandos pakeitė ir reduktorių, pakeitė rato stupicą vadinamą, pusašį pakeitė visą pusę automobilio galinės dalies. Nuotykių buvo, po to mes priėmėm sprendimą, kad visgi darom šiandien finišą. Tai visiškai nusimetėm tempą ir kitus likusius 6 greičio ruožus važiavom greitai, bet užtikrintai ir kad maksimum būtų finišas. Is lonely and cold. This world out here is so lonely and cold. This world out here is lonely and cold. Oh, I guess I'll go back home. Net nespėjus ataušti sportininkų bei fanų aistroms, po mėnesio Bauer Racing ralio ekipos karavanas pajudėjo Braliukų šalies link. Latvijoje, Gulbenės miestelio apylinkėse startavo jungtinis antras Lietuvos-Latvijos ralio čempionato etapas Sarma 2013. Geras šaltis, puikus oras, 102 ekipažai ir klastingi. Dėl aukštų sniego bortų bobslėjaus trasą primenantys greičio ruožai į topus sukvietė daugybę žiūrovų. Ramūnas su Tomu startavo 15 numeriu ir neskaitant kelių klaidelių, viskas ėjosi lyg iš natų. Per 2 dienas įveikė visus programoje buvusius dieninius ir naktinius greičio ruožus, jie pelnė 5 bendros Sarmos ralio įskaitos vietą ir 1 klasėje. Žiūrint į Lietuvos čempionato etapo suvestinę, Sarmos ralyje jie liko antri, nusileidę tik vienam greičiausių šalies ralio ekipažų. Pirmą dieną naudojom truputėlį strategiją tokią, kad po regrupingo nestovėt labai arti, bet per daug stengtis ir nereikėjo, nes varžovai buvo pakankamai greiti ir mūsų planas buvo būti 10-tuke. Na, mes startavom iš 12 pozicijos, startinė vieta buvo gera ir šiandien jau tikrai mes pradėjom lenktyniauti su Ramūnu. Dar iki pirmo serviso tai pasižiūrėjom greičio ruožus, pasitikrinom, pasitaisėm scenogramą ir nuo antros sekcijos, kaip sakant, jau pradėjom akceleruoti. Tas pasiteisino ir dabar stovim finišavę, mašina ciela, rezultatas aukštas, pirmi klasėje. Manau, kad viskas super. Beje, jei šįsyk buvo apsieita be techninių gedimų ir avarijų, tai Čepkauskas Racing fan klubo vėliavą mojuojantys Vilius su Sauliumi tą garsųjį transparantą Čepka varyk turėjo išsikrapštyti iš po 8-tuko stogo. Po nedidelio remonto, ko gero įžymiausias šūkis mūsų trasose ir toliau bolavo kituose raliuose, kitų greičio ruožų prieigose. Kągi, po lenktynių Latvijoje tradiciškai vėl įsivyravo tarp sezono štilis. Jei per analogišką pertrauką pernai buvo surinktas naujas kovinis automobilis, tai šiemet Bauer Racing ekipa į jį įskiepijo naują sekvencinę pavarų dėžę, kuri leidžia perjungti pavaras nenaudojant sankabos. Šios greičių dėžės dėka taupomos sekundės dalys, kurios po kelių dešimčių kilometrų virsta dešimtimis laimėtų sekundžių.
Pirmas rimtas testas šiam agregatui įvyko Rally Master Show varžybose Maskvoje, kur ne tik esamos ar buvusios VRC žvaigždės, bet ir mūsų vaikinai buvo pakviesti organizatorių kaip ypač greitas ekipažas iš Pabaltijo. Vis tik ir pats pavadinimas sako, jog tai lenktynės skirtos meistrams, o per eilę metų Bauer Racing komandos pasiekti titulai drąsiai leidžia jos narius vadinti labai stipriais žaidėjais. Su 6 viduryje Rusijos sostinės nusidriekusiais asfaltiniais greičių ruožais sporto komplekse Krylatskoje Ramūnas su Tomu susitvarkė gerai. Klasėje mūsiškiai pelnė 3 vietą, o bendroje ralio įskaitoje jie liko 7. Tarp 40 greičiausių ekipažų iš 10 šalių toks rezultatas tikrai nėra gėdingas. Juolab, jog buvo galima pasirodyti ir dar geriau. Nepataikėm su padangomis. Po finišo gryno sidabro taurės apsikabinę pasakojo ekipažo nariai. Kada mes darėm užpirkimą padangų ir matėm tuo metu esantį orą, tai tikrai net nebuvo minties, kad šiandieną bus tokia šiluma ir taip greit atšils orai. Iš tikrųjų mes buvom pasirinkę minkštos sudėties padangas, galvodami, kad oro temperatūra bus pakankamai žema. Bet kai atvažiavome čionais, tai buvo nuo ketvirtadienio plus 25, plus 23, šiandieną apie 20 laipsnių. Tai visgi mūsų turimos naujos padangos visiškai nebetiko, nes po pirmo ir antro greičio ruožo mes supratome, kad jas reikia keisti kietesnės. Kietesnės mes turėjome tik tai ne naujas padangas, tai taip, kad teko važiuoti mums su senom, bet iš principo tempas buvo labai geras, viskas buvo pakankamai neblogai. Mes savo kategorijoje, savo klasėje, tarp tikrai garsių, labai žymių pavardžių, su Tomu tikrai padarė maksimum gerą rezultatą ir mes šiandien jau finišą tikrai labai džiaugiamės ir visų pagalba, pradedant nuo trenerio, baigiant mechanikais, mes padarėm šiandien maksimum ir padarėm, manau, kad super gerą rezultatą. Beje, išsamiau apie neeilinės lenktynės Maskvoje galite pasižiūrėti šiame diske esančiame reportaže. Koks buvo trečias Lietuvos ralio čempionato etapas 2013 Vilniaus ralis mūsų komandai ir jos fanklubui, ko gero žinote visi. Nors Ramūno ir Tomo ekipažui teko kovoti su savimi ir tragiškomis emocijomis, tačiau finišas vis tik su sugėdusia greičių dėže buvo pasiektas. Bauer Racing Evo 9 galutinėje rikiuotėje liko 4 vietoje, o pelnius 3 vietą klasėje į kraitį buvo įdėti papildomi sezono taškai. Po Vilniaus ralio, likusiuose Lietuvos ralio čempionato etapuose korta ir toliau nekrito nors tuka. Tradicinėme Saulės ralyje Žemaitijoje lig 6 greičio ruožo ėjosi labai gerai. Kai iki lyderių trejetuko trūko viso labo 2 sekundžių, ginklus teko sudėti dėl smulkučio degalų siurblio sistemos gedimo. Kartais taip atsitinka. Kartais mažas diversantas gali nulemti didelio mūšio eigą. Po nepilno mėnesio ralio čempionato estafetę iš Žemaičių perėmė Aukštaitijos 300 ežerų ralio organizatoriai. 5 etape Ramūno ir Tomo ekipažas vėl susidūrė su degalų sistemos gedimu, kuris privertė 2 greičio ruožus pravažiuoti naudojant vos 20% automobilio galios. Pašalinus gedimą servise, tramplinais garsėjantis ralis buvo įveiktas garbingai. Ekipažas pelnė 3 vietą klasėje ir 8 bendroje ralio įskaitoje.
Atgaivintas jubiliejinis 40-asis Kauno rudens ralis ir namų sienos Čepkauskas Racing duetui vėl atsuko nugarą. Viskas ėjosi puikiai lik 5 asfaltinio greičio ruožo, kuriame dėja automobilis paslydo ir trenkėsi į pakelės kliūtį galine dalimi. Savaime suprantama, dėl labai stipraus technikos apgadinimo ralis buvo baigtas, o kaltinti buvo galima tik už maršumą. Ir trajektorija, ir greitis buvo teisingi. Tiesiog užmiršau, kad su žvyro padangomis ant asfalto lekiam. Po incidento sakė ekipažo pilotas Ramūnas Čepkauskas. Išlyti Lenkijos 70-ojo Raid Polski greičio ruožai varžybų metu varė į neviltį, po finišo sakė Bauer Racing ekipažo nariai. Nors Lietuvos čempionato įskaitoje varžyboms prasidėjus gerokai spaudėme greičiausius Lietuvos ekipažus bei pelnėme 2 vietą klasėje ir 4 bendroje įskaitoje, tačiau iš esmės pasigėdome lenktyniavimo faktoriaus. Saugodami techniką vos riedėjome ir net dantis gėlė žiūrint į tuos ekipažus, kurie plėšėsi dėl rezultato ir be gailesčio daužė automobilius į akmenis ar gilias provėžas. Net ir saugodami mašiną sudaužėme ratą, nuplėšėme variklio apsaugą. Bet kokiu atveju racionalumas mums padėjo. Po kelių nesėkmingų pasirodymų ankstesniuose etapuose mums verkiant reikėjo taškų klasėje ir mes juos uždirbome. Po ralio sakė ekipažo pilotas Ramūnas. Tradiciškai Lietuvos kurorte Druskininkuose finalinio 8 Lietuvos ralio čempionato etapo Rally Classic metu visi dėl prizinių pozicijų kovojantys sportininkai stengiasi maksimaliai išnaudoti paskutinę galimybę uždirbti aukso vertės taškus ir tokiu būdu pasigerinti pozicijas galutinėje metų rikiuotėje. Tai rodė rezultatai po kelių pirmų dopų, kuriuos įveikus pirmo penketuko sportininkai sutilpo į 5 sekundės. Ralis buvo tikrai sunkus. Bemaž 80% dopų driekėsi labai siaurais, smėlingais miško keliukais, o jais lėkti įjungus režimą Maximum Attack tikrai nėra paprasta. Deja, bloga karma Bauer Racing ekipažo neapleido iki paskutinio momento. Šturmuojant naktinį 4 GR dingo 5, vėliau 4 pavara, o kirtus finišą sprogo ir variklis. Sportininkai tiesa nepasidavė. Per naktį buvo atvežti ir sumontuoti pakaitiniai agregatai. Na, ne viskas ten tiko, sakė ekipažo nariai, kurie didelių pastangų dėka finišą pasiekė ir net su didelė laiko bauda pelnė 7 poziciją bendroje ralio įskaitoje ir 3 klasėje. To ir užteko, kad šiandien ranką galėtume paspausti 2013 metų Lietuvos čempionams 3 automobilių įskaitoje.